Tai neįmanoma. O Dieve, dabar viską suprantu. Na žinoma, pelės, česnakai, klaikus prancūziškas akcentas. Džordžai, dėl visko kaltas aš. Turėjau suprasti, kai tyriau tave. Dabar ta nelaimingoji mirusi. Ką man daryti turėjau? Nesijaudink, Džordžai, viskas bus gerai, aš su tavimi. Mes įklimpome drauge. Taip, žinau, paslėpkime kūną. Ji tik rūpybos darbuotoja, niekas tokios nepasigės. Ką? Pasitikėk manimi, ašgi buvau faraonas. Paslėpsime ją senajame Efi kape. Julio, tave mėto kaip šiukšlė. Kur aš buvau, kai tau manęs reikėjo, Julio? Jis liūdnikas rėjau. Gali prasitarti? Julio gali pasitikėti, jis neišduos, Džordžai. Viešpatie, bet manimi negalima pasitikėti. Nebegaliu būti tėvas. Atiduosiu Julio Pem. Šaunu rėjau. Bet kas bus man? Neužmiršau ir tavęs, Džordžai. Pasaulis per ilgai vilko vampirizmo jungą. Netekau mylimosios. Kad tave velniai, bet draugo nelaimėje nepaliksiu. Ačiū, rėjau. Džordžai, aš sukursiu antivampyrinį serumą. Pavadinsiu jį Karlavaisčiu. Efi, liaukis. Atleisk, Warrenai, bet juk tu norėjai ša. Klausyk, gal tu geriau iš karto pneumatinį kūjį pasiimk, ką? Atsiprašau, Warrenai. Iš kur tas triukšmas? Koks? Šitas. Tai tu. Tu kvepuoji. Tučto jau liaukis. Tai man jau viskas draudžiama, taip? Tu ką nieko nesprati? Man rytoj labai svarbus egzaminas. Tapęs medicinos studentų daugiau apie nieką ir negalvoja, aš tavęs nebesuprantu. Žinoma, kad nesupranti, Efi, nes esi žiopla, vėpla, proletarė, kvaiša seselė. Gal ir nesu pati protingiausia būtybė pasaulyje, bet kai ką aš dar žinau. Tu pasikeitei, buvai mylintis, švelnus, atjaučiantis, o dabar esi visai pakvaišęs. Tu esi GK, tai reiškia generalinis kvailys. Aš noriu, kad grįžtų senasis Warrenas. Deja, Efi, senasis Warrenas jau niekada nebegrįž. Einu į aludę. Warrenai, tu juk negeri. Ne, Pem, tik nemeškiuką. Klausyk, Pem, žinau, tu liūdi. Bet juk, na tai išeis tik į gerą. Mes juk galime turėti kitą kūdikį. Pagalvok, tavo ir mano genai galėtų sukurti tikrą šedevrą. Bet aš nenoriu tikro šedevrą, aš noriu Julio. Julio. Mano vaikeli, mieliausias. Tu sugrįžai. Nesuprantu, rėjau, kas atsitiko. Ta rūpybos darbuotoja atšalo nuo savo sumanimo. Aš taip pat, Pem, neturiu laiko tėvystei. Manęs laukia svarbus darbai. Rūpinkis juo, Pem. Atiduok jam tą meilę, kuri kažkada jungė mus. Atiduosiu, rėjau. Būtinai, ačiū, rėjau. Ačiū. Sudie, sūnau. Pem, tai fantastika. Tai pati laimingiausia diena mano gyvenime. Išgerkime. Reikia atšvęsti laimingą mūsų šeimos susivienijimą.
Ak, Pem, mano širdis džiūgauja matydama tave tokią laimingą. Prašyk visko, ko nori. Aš tavo vergas. Bet ko, Richardai? Bet ko, Pem. Tai išeik. Ką? Ką girdėjai? Dink iš akių. Tu juokauji. O kur dingo mūsų beribė meilė? Manai, kad mylėjau tave? Tik pasinaudojau, kad atgaučiau Julio. Pasinaudojai taip. Bet taip negražu. Negražu. Prisimink tas vargšės moteris, kurias išnaudoja iš tiek metų. Pem, Pem. Maldauju, išklausyk manęs. Pirmą kartą gyvenime aš myliu kitą žmogų, o ne save. Tu negali atstumti manęs. Galiu ir dar kaip galiu. Tu žlugęs, Richardai. Tu gatavas ir dar nuskurdęs. Pem, apsigalvok. Santuoka baigėsi. Bet kur man eiti, ką daryti? Jei atvirai tikai, tai man nusispjaut. Ne, Pem,